Sveiki, bičiuliai. Bandau kažkaip tai slėptis nuo to karščio, kuris yra lauke. Taip, kad jis atrodo karšta. Kad jis atrodo neįmanoma žmogui įtikti. Ta prasme, kad tai yra... Šiaip aš kiek iš patirties žinau, tai geriausia temperatūra tai 23 laipsniai. Tai yra toks tas aukso vidurys, kada tu jautiesi gerai, ne šalta, ne karšta. Aš sužinojau taip tyliai iš savo brolio, kuris dar geras 2 ar 3 savaitės prieš tai man paskambino, sako, aš neturiu teisės tau išduoti paslapties, bet dėja reikia tavo paso kopijos ir autobiografijos, nes tu esi pristatytas apdovanojimui. Tai aš tą, kaip ir žinojau, jau gerokai anksčiau, bet kuriuo atveju tas, aš nežinau, ar aš esu vertas. Mano reakcija, aš tiesiog galvoju, aš kažkaip per jaunas, mes įpratę, kad pas mus apdovanoja jau po mirties visada, tai kažkaip tai, bet kita vertus negali ir atsisakyti, nes aš labai gerbiu prezidentę, juolab, kad jinai pati mane rekomendavo, jos iniciatyva buvo tą apdovanojimą man skirti, aišku, kadangi aš už ją balsavau, ją pasitikiu, tai tai buvo malonu iš to. Jokios abejonės, jis ko gero yra daug svarbesnis, tarkim, mano mamai. Jai tai yra tikrai toksai, aš ją su savim pasiėmė prezidentūrą, nes aš vaizduoju, jinai yra tas žmogus labiausiai, kuriam yra. Nežinau, mano manimu dabar yra visiškas disbalansas ir mes, taip atrodo, mes kol kas esam jokiame kelyje, mes stovim vietoje ir imituojam judėjimą, bet mums reikėtų pasirinkti kažkaip tai, apsispręsti. Čia yra tokia, ta vertybių krizė kažkokia, krypties nėra apskritai jokios, yra toks bandymas, kova už įtakos zonas tik tai vyksta. Tai yra romantinis filmas, drama su komedijos elementais, nežinau, kaip čia galima apibūdinti. Latvijų režisieriaus nufilmuotas Honkongo filmas. Filmas apskritai jisai jau žiemą buvo nufilmuotas. Vasario mėnesį, jisai jau buvo vasario pabaigoje, jau baigėsi visi tie darbai filmavimo. Ir visą pavasarį buvo garsinimas, muzikos įrašinėjimas, montažas, aišku, spalvų korekcijos. Tai yra didelis techninis darbas, kuris yra atliekamas po to, kai nufilmuotas filmas. Filmas jau yra sumontuotas, įgarsintas, jis jau žinau, kad liko pervedimas į kino juostą dabar, jau galutinis pervedimas. Taip, rugsėjo 17 Vilniuje, Rygoje, rugsėjo 16 bus diena prieš. Mes tiesiog kažkaip susidraugavom ir po nereikalingų žmonių, ta prasme, atsirado tas toks komandos jausmas ir jau, tiesą sakant, aš šitam filme prisidedu daug daugiau negu kad nereikalingose žmonėse, nes aš, ne tik čia kūriau rolę, rašiau muziką, bet ir esu vienas iš filmo prodiuserių ir netgi šiek tiek investavau ir savo lėšų į filmą. Taip, daina World is Full of Love. Ir šitos dainos istorija labai, bent jau man tokia jinai kažkas simboliška labai. Aš šitą dainą parašiau 2001 metais, kada pirmą kartą buvau Honkonge. Ir Honkongas, kaip žinia, yra sala. Ir ta visa laisva ekonominė zona, kuri bendrai vadinama Honkongu, jinai susideda iš kelių tokių nedidelių miestelių. Ir aš persikėliau už tos salos pasivaikščioti po tą žemyno dalį. Ir paskui grįžinėdamas atgal aš sėdau į keltą ir plaukiau keltu. Ten maždaug keltas plaukia 10-15 minučių iš Kaulūno į Honkongą. Tu matai nuostabų vaizdą ir plaukiant to keltu mano galvoje, taip sakant, visiškai aiškiai suskambo visas pirmas dainos stulpelis su muzika ir su žodžiais ir paskui beliko tik tai išvyniot siūlą ir parašyti visą dainą. Ir taip gavosi, kad šitiek metų aš nežinau, kur tą dainą padėti. Ir kai mes tą filmą pradėjome filmuoti, aš supratau, kad ta daina laukia būtent šito filmo, nes tai yra daina parašyta Honkonge ir iš principo tai yra apie Honkongą daina.
Tai yra, ta prasme, jeigu tu rašai dainą ir tu rašinėjai dainą, tai yra atskiras ir savarankiškas kūrinys. Muzika filmui arba spektakliui tai yra viena iš sudėtinių dalių viso to kūrinio didelio. Todėl tai yra šiek tiek kitokia specifika. Muzika filme, kartais mes jos net nepastebim, kai jinai skamba. Ta prasme, mes žiūrim filmą, bet muzika kūrė visą atmosferą, nuotaiką. Dėl to tai yra skirtumas. Ant to paties vaizdo gali uždėti vieną muziką ir uždėti kitą ir tu gausi visiškai kitokį įspūdį ir kitą emociją. Kas liečia Mają, tai aš perskaitęs scenarijų jau galvoj turėjau kelis motyvus iš karto. Tai nebūna taip, kad bent jau mano atveju nėra taip, kad ten tik tai kai nufilmuoja filmą, tu paskui žiūri ir ten kažką derini muziką, bet lygiai grečiai, muzika vyko lygiai grečiai, net ir filmavimo metu. Ta prasme, aš su savim turėjau, aišku, į Honkongą pasiėmęs kompiuterį, kur fiksavau kažkokias idėjas. O muzika sukūrimas turbūt užėmė nuo pernai vasaros iki maždaug kokio balandžio mėnesio šių metų. Oi, aš prirašiau ten daug, buvo virš 20 muzikinių kompozicijų, aišku, į filmą pakliuvo ne viskas, tik tai, kas reikalinga, bet tai vėlgi viena iš darbo specifikų, kad aš pirmą kartą ją susitikau Šanchajui iš ryto viešbutyje prie pusryčių stalo. Iš vakaro buvo mūsų filmo peržiūra, o jinai buvo Šanchajaus festivalio viena iš žiūri narių. Ir jinai įėjusi tą pusryčių salę iš karto prie mano staliuko ir pradėjo man pasakoti, kaip jai patiko filmas ir kaip jinai visą naktį nemiegojo ir kaip jinai norėtų, taip sakant, susipažinti su režisieriumi ir pasifilmuoti. Čia buvo prieš 2 metus. Tai buvo prieš 2 metus ir paskui jau po festivalio uždarimo buvo toks ten after parties, taip vadinamas vakarėlis, ir jinai dar kartą vėl priėjo prie mūsų, mes susidraugavom, susipažinom, apsikeitėm ten vizitiniam kortelėm ir jinai net kelis kartus pasakė, kad jeigu jums reikės japonės aktorės, prašom man skambinti. Tai tas kaipo ir uždavė tokį gairės tolimesnei įvykių eigai, po kurio laiko Marius parašė scenarijų specialiai jai. Ir scenarijus iš pradžių buvo skirtas, scenarijus iš pradžių pagal scenarijų turėjo veiksmas vykti Tokijui, bet mes pernai buvom Honkongo kino festivalį, pristatinėjome Nereikalingus žmones prieš metus. Ir kažkaip aš Marijaus klausiu, sakau, kodėl tu ar tu nenorėtum filmuoti Honkonge. Ir paskui taip susiklostė būtent, kad netgi atsirado įdomių naujų scenų ir tas toksai santykis tarp kiniečių ir japonų šiaip yra toks ten pas juos labai toks ir skausmingas ir keistas, tai labai įdomus toksai kultūrų susiliejimas gavosi.